Привет, bachūrai! Čia DJ Katinuks kalba gyvai. Tada paklausykit. Man buvo klausimas, kur geriau nekišti savo nosies. Žinok, čia sudėtingas klausimas. Bet šiaip turiu 3 patarimus, ką nedaryti ir kur nekišti savo nosies. Pirmas. Nesikiškit tėvų reikalus. Štai įsikiši, pačiai tau bus blogai. Nežinau, kišiesi į tėvų reikalus, atims tau kompą 2 savaitėm, teliką mėnesį ir atims telefoną afigirin visą mėnesį. Tai klausyk, neskiškit tėvų reikalus, čia buvo numeris 1. Antras, niekados neeik prie bomžų labai arti, nes kitąsyk, žinok, nekišk nosies prie jų, nežiūrėk atgal, nes kai pasižiūrės pradės vytis ir atims tau visus daiktus, nors telefoną, raktus, viską. Bet gal net ir išpru. Ir trečias klausimas. Nesikiškit draugų reikalus, žinok, nes kada čia įsilysi draugų reikalus, pati prisikiši, pati susideginsi. Ajo, aš klausimą darau. Pati susideginsi, pati susifeilinsi ir pati neteksi draugų, žinok. Ką draugai sprendžia, geriau nesikišk. Nes kai prisikiši pati susifeilinsi ir nedraugi būsi. Tai žinok, nekišk nosies į šitos 3 dalykus. Nekišk savo nosies į tėvų reikalus, į bomžų reikalus ir trečia, į draugų reikalus. Tai žinokit, šitie 3 klausimai jums tikrai pravers. Gerai. Užduokit man daugiau klausimų, Aneska FM. Čia buvo karaliai, DJ Katinuks arba tiesiog karatistė. Davai, bachūrai, čia buvo karaliai. Viso.